Sveiki, aš Game ir šiandien mes žiūrime šį nuostabų vaizdą dėl to, kad aš žaidžiu Lithuanian Plug privačiame Snapshot serveryje. Ir, ką mes šiandien veiksim? Šiandien mes šiek tiek nuveiksim, man atrodo. Pas mane yra keli dalykai neužbaigti, kuriuos aš norėčiau padaryti. Aš jau gana smarkiai progresavęs, nors čia ir pirmas epizodas, bet aš norėjau nepradėti nuo nulio, nenorėjau pradėti nuo nulio, kaip aš ir sakiau prieš 5 sekundės. Nes aš jaučiau, kad aš nesugebėsiu komentuoti visko nuo pradžių, nuo to, kad... Todėl nusprendžiau, kad pradėsime nuo to, kai jau biškį įsibėgėjęs, kai jau turiu pasiruošęs šiek tiek itemų, kai jau galiu pradėti normaliai statyti. Bet prieš tai mes apžiūrėsime, ką kiti pasidarė. Taigi čia Šniaukšlys turi tokį paprastą enchantinimo vietą. Sakau paprastą dėl to, kad nėra labai gero būdo čia gauti mažesnių enchantmentų. Kad gauti mažesnį enchantmentą, pavyzdžiui, aš noriu čia enchantment 30 yra normalus enchantmentas, 5 yra normaliai, bet jeigu norėčiau gauti kokį 22 enchantmentą, 28 sunku būtų, todėl reiktų čia kokį torčą padėti. Biški 26 jau gaunasi, biški geriau, bet... Dėl sakau paprasta, nes čia nėra užbaigta, man atrodo, reikia, kad biški šiek tiek pisanai išlystų, kad biški užblokuotų ir taip toliau ir panašiai. Bet man atrodo, pasidarysim pas save tokį dalyką. Mano namai yra už šito kalno, čia dabar mes prie Šniaukšlio namų. Turiu aukų dėžutę, aš jam paaukosiu paukščią. Kažin, ko iš čia daugiau gavo šitam hopelėje. Jisgi negali nieko į double chestą dėti, nes... Matai kaip. Aš šiam, man atrodo, biškai greitai patvarkysiu šitą vietą, kad jis galėtų į tą chestą gauti itemų, nes dabar, kadangi ten yra blokas virš chesto, jis negali... Tas hopperis negali nieko susiurbti, todėl man reikės tai padaryti už jį, nes jis turbūt nemoka. Čia jo daiktai, ten veikiau, cobblestone'as, man reikia 3 gabaliukų. Galbūt pastebėjot, kad tolimesnis tekstūros yra biški tokios, kaip čia pasakius, švelnesnės, ne tokios detalios kaip iš arti esančios. Ir tai yra dėl naujų snapshoto galimybių. Yra mipmap levels, kuris leidžia nusistatyti biškį mipmapą, kas yra max frame rate'as, nereikia man max frame rate, limited. Mipmapinimas yra toks dalykas, kuris nelabai sulėtina renderinimo, bet aišku ir nepagreitina. Ir jis padaro, kad tolimai esantis daiktai, tolimai esančių daiktų tekstūros toks biškį taip išblūktų, kad jis atrodytų švelnesnis. Nes jeigu, pavyzdžiui, išjungčiau, dabar pažiūrim čia tolin, gal labai per video nesimatys skirtumą, bet jeigu patį žaisti, tai tikrai matysis. Ir man patinka, kai jis būna ant pirmo lygio, bet jeigu off, tada biškį lagas ir tada matome visokias detalės. Kai kuriems tai gražu, nepasakyčiau, kad čia labai blogai iš tikrųjų, bet man kažkaip labiau biškį patinka, kai mipmapo levelis biškį bent vienas. Vėl like spike'as ir man tai biškį tiesiog gražiau atrodo. Galbūt reiktų, kad tos žolės biškį pasikeistų. Ir dar vienas dalykas, naujas snapshoto feature, jeigu nežinot. Shaderiai. Jeigu aš paspaudžiu, išgirdote labai keistą garsą, bet dabar nesimato labai ryškiai, kad iš pikselių padaryti linijas. Pavyzdžiui, jeigu žiūriu čia, vėlgi galbūt per video taip gerai nesimato, bet linijos dabar yra lygios. Čia yra FXAA shaderio padariniai, taip galima pasakyti. Taigi, kol mes čia užbaigim jo tą sistemą. Taip, dabar turėtų jo chestas surinkti itemus. Taip, dabar jo chestas surinka itemus, nėra už ką Šniaukšlį, man malonumas. Gerai, slidam viską atgal. Ir einam, apžiūrėsim čia. Čia Šniaukšlio namai jau kaip yra pradžių, šie turi kelis aukštus. Tada šičia yra Lepečkojaus namai, va šičia
kieno nuosavybė, aš nežinau, turbūt jie Mineshaftą, nežinau. Tada čia turime, čia buvo rytas biškai pasodintas, dar čia liko. Čia maistas yra toks žiaurus dalykas ant hard režimo. Jis tiesiog tirpsta. Aš turėjau kokius galbūt gerus pusantros teko duonos, per vieną dieną jos nebėra. Tada turėjau pilną steką mėsos, išsikeitęs, jau suvalgiau. Ir dar šį čia išlepečkojaus, va, jo name mes dabar esame. Išsikeičiau steką šitos mėsos. Jam palikau už tai va, kelis paušinus. Todėl ne už ką. Tikiuosi jam užteks to. Jau ką tai pasakys, manau. Bet jis nėra žiaurus žmogus. Jam daug nereikia. Bet jis geras biznio žmogus, iš tikrųjų. Jis man rodė, kiek išsikeitė iš visokių sedel ir toliau ir panašiai. Kažkai nepuola. Ir jis tikras biznio žmogus, kaip ir sakiau. Dabar šitas portalas turi gerą istoriją. Kai į jį įeini, padarysim taip, čia biškai kaip ir sutrumpinimas iki mano namų netgi. Kai į jį įeini, tu atsidari nederyje, taip? Lakas, kas ten nesimato man kas iš tolo. Shit. Ko čia mane puola? Kažkas užpuolė. Labai keista. Kažkas mane užpuolė, nieko prie manęs nebuvo. Gerai. Man čia jau baisu daros. Gerai, dabar jeigu grįšim per tą patį portalą, mes atsirasim mano namuose. Ir kadangi žmonės grįžtantis į to portalu atsiranda namuose, aš padariau tokį muito mokestį. Vienas deimantas už slotą itemų, kurios parsinešė. Žinau, nieks šitą dalyko nesirūpina, todėl man atrodo reikės jį nuimti tiesiog. Tai buvo tiesiog blogas bokštas. Kokį didelį. Wow. Matot? Gerai, pabandom tai padaryti ir pabandom tai padaryti. Didelis tas sulaužimo animacija kokia didelė, nepastebėjau. Jis pats ir su tokiais sainais. Anksčiau vapšė animacijos nebūdavo, dabar kažką tai, kadangi su shaderiais darė, reikėjo taisyti grafinės klaidas, nes nebuvo bet tokios laužimo animacijos. Todėl taisė kažką ir turbūt sainam paliko. O kažin ar sutaisė, tada čestą. Nope, čestai dar neturi laužimo animacijos. Na gerai. Taigi, apsižiūrim, ką aš turiu. Čia mano kol kas turbūt didžiausias turtas. Čia turiu kelis saddle, kelis horse armor iš nederio. Šiek tiek kvarco, ne per daug, ne per mažai. Nors kvarco per daug nebūna, jo būna tik per mažai. Šiek tiek aukso, deimantų, irono, redstone šiek tiek. Ir labai daug klėjaus, kuriam aš užtrukau kelias valandas ir iš jo bus pagrindė statomas mano namas. Tikiuosi išeis gražiai. Aš norėčiau sukomponuoti tamsią spalvą su kokia tokia ryškesnė spalva, galbūt raudona, žalia arba mėlyna. Nors mėlyna būtų labai, man atrodo, IFO kopijavimas. Jis mane daug ką įkvėpė daryti ir statymas vienas iš tų dalykų, bet nenorėčiau daryti visiškai tą pačią. Norėčiau biškį savaip. Taigi, tą reikės išsikėp daiktą. Dabar biškį daugiau apie nederį. Mes buvome padarę tokį kaip ir eventą. Kai mes visi, ne visi, mes buvome maždaug 8 žmonės, pasidalinam į 2 grupės po 4 ir ėjom į nederį apžiūrinėti ten. Aš jau tuo metu buvau ten, apsilankęs, jau kaip ir paušinus dariaus viską, bet nusprendėm, kad vis tiek ten dar daug neišnaršyta ir reiktų ten nueiti, apsižiūrėti, apsitvarkyti galbūt. Ir aš turiu klipuką nufilmavęs, kaip mums ten sekėsi ir jis nėra iš gerųjų. Dėl kerpam prie jo. Esam privačiam LTP serveryje, kur statom, toks neįlinis įvykis yra, statom portalą į Nedą, nors vienas toks čigonas jau nuvarė ten. Galvojau, kad čia bus pirmas kartas maždaug, kai būsim ten Nedą, bet ne! Šitas niekšas
Jis ten jau buvo. Ką matėjai, ką gėjimai, papasakok. Look at you. Oh, su Jesus, čia ir namai yra. Čia tavo padaryta koblstaunas? Dude, čia maždaug turėjo nieko nebūt, bet ne. Šniaukšly, kaip tu skraidai? Nežinau. Mane ką gėjimė skraido, what the fuck? Man jūs visi skraidot. Ką reiškia pas tavę, tu skrendi ore? Bet tai kai neda potris, ar tai? Aš irgi žiūriu oras. Taip pat galima sakyti. Čilė. Tai mes va čia ir esam visi, tai ką mes dabar Rimtai, čia darysim? iškart pigmenas nukaliai. Jesus. Jo, sekit EK Game. Jis čia masteris. Tik neskraidyk, gerai? Tai žinai, sekit EK Game ir tas virš lavos ežero. Beje, jeigu kažkas susirovė ant pigmenų, tai jo. Fuck! 7... Pala, jie ant mūsų puls, EK Game. Ir ne, jie ant mūsų puls, ar ne? Padėkit! Taigi nenoriu prisrauti aš. Shit! Ant manęs dabar, ant manęs. Aš tau padėsiu! Aš bėgu! Oh god. Pusė gyvybės, pusė! Čia Game Hard režimo yra, va kodėl taip sutašymu. Gal... Oh, that's why. Žinot, jeigu kas nors dabar palies juos, tai paliekam jį mirčiai. Jo. Geriau negu visi miršta. Man enchantinti buvo. Wow! Wow, okei. Kodėl mane dabar ir persikė? Bet tikrai mes grybai. Oh god. Jėzu. Gal neinam vis dėlto ten? Jo, tuoj, pala. Taip, susirinkam bent jau. Pala. Kad ubagai nebūtumėm. Aš man ta... Ne, mane! Iš niekur, parėjo į mane. Iš niekur. Oh god. Aš neįpratęs ant hardbo. Jesus, kokie jie galingi. Na, aš niekada ne... Jesus Christ. Yeah. Oh, what the fuck, kodėl? Čia buvo bloga idėja. Aš net negaliu jau paliesti aitamą, jau iš karto sulapa. Žinot ką pasakysiu, gal baigi. Susirinkam stuff ir manom. That's enough for today. Yeah. Taip padarysiu. Mano čia buvo, nes čia miriau. Blemba, Arija vieną mirtį dabar mažiausiai turi, man atrodo. Aš ir nesu, kas vyksta? Aš surenku, aš pas dar nešiu. Yeah, aš ir surenku stuff. Fuck, vis mane užpuolė! Tik zombis nupiso kažkieno armorą. Rimtai? Rimtais? Jo, mane persikė. Jo, Siren full laksto. Rimtais? Padėkit gal. Varai. Pusė širdutės. Ne! Portalė mane. Sweet Jesus. Portale tave iškirta? Jo, mane portalė iškirta. Ir negaliu respawn mykt, neveikia. Kažkas botus pavogė kažkieno... Aš nebeinu, aš palieku savo daiktus, nežinau, aš ten tikrai nesis... Kodėl mes ant hard, nu? Žiūrėk, visi vėl, va. Kaip geras buvo. Ten toks žiauris momentas buvo, kad... Aš dar prisimenu, kaip Killfleedas ėjo. Jūs ką tik matėt, bet man tai dar tik prisiminimai, bet... Dar grįžtant prie Nederio, aš ten radau tokį žiaurų bugą. Žiaurų. Ne visai žiaurų. Iš tikrųjų, kai pagalvoju, bet jis man pasirodė įdomus, todėl aš norėčiau jį dar parodyti greitai. Aš ką tik radau patį keisčiausią dalyką. Aš dabar Nederyje ir čia yra skraidantis item flame'ai. Ir žemėlapis. Ir matau skraidantį žemėlapį. Aš jų negaliu sugriauti. Aš negaliu jų nušauti. Aš
Man šitas dalykas kai ką primena. Man tai primena Šniaukšlio namus saugyklą. Čia nepuola. Kur tas svarus. Tai čia. Yra. Man čia primena saugyklą Šniaukšlio namuose. Nes jis turi kažką panašaus čia čestai, po to ant viršaus įtemai. Tada ten jis dar turėjo pufferfish, tai gal vienas iš tų dalykų yra pufferfish, gal aš... Jep, čia tikrai item frame'ai iš Šniaukšlio namų. Aš nelabai žinau, kas čia atsitiko ir kodėl čia visi tie item frame'ai skraido, bet man atrodo, kad serveris sumaišė du pasaulius, tai yra pasaulį, kuriame aš esu ir tą pagrindinį pasaulį, Overworldą, ir man atsiuntė tipo itemus, kurie... Užsidegiau, bet pataikiau jį. Ir man atsiuntė item frame'us, kurie yra maždaug šitoj pozicijoje šiuo metu. Ir tai yra labai keista, labai keista. Nemaniau, kad toks būdas įmanomas, bet matot, viskas įmanoma reiškia. Ir grįžtam atgal, kad ir ką darėm prieš tai. Gerai, taigi, ką aš esu šiandien suplanavęs daryti? Aš turiu šitą lauką, gana nedidelį, galbūt prasiplėsiu iš tikrųjų, kadangi jis nedidelis. Tai nežinau, pažiūrėsim. Bet aš čia turiu tokį enchantment table, kurį aš pasidariau. Ir pastebėsit, kad aplink jį nėra jokių knygų. Mums reikės kažką dėl to daryti, todėl aš čia turiu šiek tiek sugarcane'ų, man jų tikrai neužteks pilnam setui knygų. Todėl mums reikia pasidaryti šiokią tokią fermą, kur galėtume gauti šiek tiek sugarcane'ų, kad galėčiau padaryti knygų, nes sugarcane'ai man atrodo viena iš sunkiausių dalykų, kuriuos reikia rasti tom knygom. Taip pat sunku gauti odos, nes reikia labai daug karvių rasti ir taip toliau ir panašiai. Bet aš žinau, kad Šniaukšlys turi tokį karvių fermą nedidelę prie savo namų, kurio jis leidžia žudyti karves su ta sąlyga, kad tu jas atauginsi, atbrydinsi. Todėl mes kaip tik tai ir padarysim, pasinaudosim tą galimybę, bet prieš tai pasidarysim sugarcane fermą. Taigi, kaip mes ją darysim? Dabar daugelis žmonių mėgsta daryti va šitaip va. Taip, čia būtų vanduo, tada čia būtų sugarcane'ai, čia būtų dar sugarcane'ai, tada čia būtų vėl vanduo. Aš kaip pavyzdį dabar darau, čia nesakau, kad yra geras dalykas, bet trumpa pamoka tokia. Čia daugelio žmonių dizainas. Jūs turbūt esate taip darę, aš esu taip daręs, bet tai nėra geriausias būdas taip daryti. Tada tai, kas sakyčiau, yra antras pagal populiarumą dizainas. Tai būtų štai šitaip va taip padarom. Čia vanduo, čia sugarcane'ai. Sugarcane'ai vis dar eina ir maždaug po šitaip atrodo tas dizainas. Ir man iš tikrųjų šitas dizainas labai patikdavo, man jis pats paprasčiausias ir gana efektyvus, bet tai nėra geriausias dizainas, yra dar geresnių. Kaip krenta jie tiesiog. Wow, aš nežinau, kad jie tiesiog krenta, kai jie sudėtini ir kai vandens nėra gerai. Čia šitą dalyką, manau, galėčiau panaudoti kaip nors. Kokia automatinė ferma, kai visi, bet tada reikėtų iš naujo persidinti. Nežinau. Aš atradau, kad internete atradau, ne pats atradau, kad geresnis būdas būtų daryti va šitaip. Tada aš galiu minimalią vietą užpildyti vandeniu, šitaip. Ir tada sugarcane'ai gali būti va šičia.
Ir dabar pastebėsit, kad šičia sugarcane'ai užima daug daugiau vietos negu vanduo. Kai ten reikia vandeniu visos linijos, šičia reikia vos 4 blokų ir bet tiek, ko galiu sugarcane'ų. Galingai daugiau iš tikrųjų. Čia va kaip nesudėjau. Gerai. Ir šitas dizainas yra gana geras, bet yra dar vienas šiek tiek geresnis, bet nėra jis tiek geresnis. Šitas šiek tiek lengvesnis dizainas. Yra vienas šiek tiek sunkesnis dizainas, bet jis gali užpildyti pilną kvadratinį plotą. Tai aš jį parodysiu, mes naudosime šitą dizainą, aš naudosiu šitą dizainą, bet vis tiek parodysiu, kaip atrodo tas kitas dizainas. Jis atrodo šitaip. Tak, tak, tak. Taip. Sveikiname Elkomą su pirmą nužudytą karvę. Tricas tai yra Elkomas, jis irgi žaidžia mūsų serveryje. Ką tik pradėjo prieš kokias 30 minučių, gal mažiau, gal daugiau, bet labai neseniai. Šitam dizainui reikia nemažai vandens. Jis yra gana geras, jis užpildo visą plotą, kurį jam duosi. Jis yra labai dinamiškas, bet jis yra gana sudėtingas. Matot, kiek jam daug vandens reikia jį vis nešti ir nešti ir nešti. Bet jis užpildo gerą plotą sugarcane'ams. Jeigu labai masiškai daryti, turbūt šitas būtų pats geriausias būdas ir jeigu jums patinka simetrija, nes šitas va kaip tik kvadratiniams, kaip ir sakiau, plotams užpildyti. Jis nėra pats veiksmingiausias būdas, ta prasme, kaip ir sakiau, daug vandens, mažas rezultatas, o čia lygiai tas pats, 4 vandens, čia biški kitaip. Užima tiek pat vietos ir Elkomas man čia TeamSpeak rašo, nekreipkite dėmesio. Ir, aš ne, biški čia daugiau sugarcane'ų sutilpo. Bet čia vis tiek mažiau vandens, lengviau padaryti, greičiau darosi, šitas biški lėčiau darosi, bet daug dinamiškesnis. Todėl vis dėlto naudosim tą šiek tiek paprastesnį dizainą ir užpildysime va šitą va lauką sugarcane'ais. Ir dabar... Au, kaip fainai. Nes mano užsiėmimas. Yes. Labai gerai. Taip. Darysim šitą dizainą, aš šitą ir paliksiu, nes mes jį praplėtinėsim. Taigi kitas būtų čia, tada čia. Tada matote turbūt tokį, čia kitur kvadratas, čia kvadratas ir čia viena skylė, antra skylė, čia skylė, ketvirta skylė. Va taip, visas layoutas toks. Nėra jis labai sudėtingas, gana greitai darosi. Ir tada šitaip, taip. Up, ne, čia. Šitą tokio nesudaręs iš tikrųjų, todėl man įdomu, ar jį bus labai sunku padaryti. Aš nepanašu. Kol kas visai neblogai sekas. Didesnių priekaištų jam kol kas neturiu, nors tik pradėjau jį statyti. Man atrodo, kad būtų viskas biški lengviau, surinkti tos sugarcane'us, man reikės čia tuose tarpuose dar virš vandens padėti kokį slebą, kad tiesiog eini ir nekrenti į tas skylės, tai va, kas nori taip šokinėti iš tų skylių ir taip toliau, čia vis tiek būna sugarcane'ų stringa ir todėl jo, mano stilius yra sudėti slebus ten, kad netrukdytų man vanduo, kad netrukdytų skylės judėti ir būti efektyviam, taip gal galima pasakyti. Kažkaip noriu aš tą dirtą surinkti, jis man trukdo. A, ne, čia. Čia. Ne, čia. Ką aš darau? Vakaras, jau pirma nakties dabar, tai ja. Atleiskit man už kai kurį išsiblaškimą turbūt. O, čia. Skylė. Gal iš tikrųjų tiek ir užtenka, man labai daug nereikia, man vis tiek čia bus gana laikina, tik tai kol susirinksiu enchanting table, tada susimažinsiu jį ir speed potionam šitą fermą. Kalbant apie potionus, man atrodo reikės man daryti kažkokį automatišką potionų darimo sistemą. Žinau, Šniukšlys kažką darė panašaus savo let's play'e.
EFO kažką darė kažko panašaus savo let's play'e. Aš irgi noriu padaryti kažką panašaus, nes galbūt žinote, bet šitam serveriui mes bandom visi daryti savo tam tikrą biznį, tam tikrą būdą, kaip ir gauti... Čia buvo... Lyg tai išgirdau kažkas bloką padėjo ir tai nebuvo aš. Nieko. Kažkokį būdą dalintis daiktais su kitais. Kadangi mes čia turime gana stiprią ekonominę sistemą, aš nežinau, ar čia jau kartojasi ar ne, bet... Ja, tikrai kartojasi. Ta maistą aš gavau iš kitur, taip toliau ir panašiai. Geriau aš pabaigsiu šitą daiktą. Kuo greičiau, to geriau. Aik tu! Peklon! Žinai ką? Iš kur tas krypris? Man to jis iš ten kažkur nukrito. What the... Wow! Pasirodo... Aš galvojau, kad aš be reikalo čia švaistų savo kietojo disko vietą, filmuodamas tai, kai statau ir nekalbu. Bet pasirodo ne. Va, puikia akimirka. Puikia akimirka pratęsti kalbėjimą. Kai kryperis susprogo tiesiai man prieš veidą. Gerai, kad nenužudė man. Ir taip minčių užtenka. Mes čia turime death counterį, vadinamąjį. Ir aš dabar turiu 7 mirtis. Leper šojus kažkaip sugebėjo... Ne! Wow. Gerai, kad bent čia lova bent jau netaliesi. 8 mirtis, kaip mane gerai. Nieko. Nesižudė. Tik dabar pasibėjau, kad įtamai tu kažkokiais tai. Labai keistai. Ir man... Visi įtamai yra. Vai, tai čia, ja, ką dar turim? Ko jam paušinai nepatinka? Paušinai yra geri dalykai. No, water, no, come back. Gerai. Garkina, aišku, daugiau nebeturiu. Man reikia kažką daryti labai rimtą dėl maisto. Aš negaliu tiesiog jo plikti kiekvieną kartą. Man reikia savų išteklių. Tikrai reikia savų išteklių. Ir kažką reikės dėl to daryti. Bet šiuo metu šitą daiktą reikės pabaigti, kai užaugs daugiau sugarcane'o. Kalbant apie fermas, galima šitą daiktą nurinkti. Nes čia jau beveik viskas užaugė. Man patinka tas jų gavimo garsas kaip staunas, tik tai su ranka. Reikės biškį daugiau, man atrodo, ir šitų pasidaryti atsinešti, nes jis labai negreitai tirpsta, bet žinot, vis tiek. Netherwortai yra nelabai dažni dalykai. Fortressuose Nether jų surasti nėra lengva, todėl reikia džiaugtis tuo, ką turi. Labas. Turi baugerą. Numetė. Ką turim? Power 2 and Breaking 1. Mano geresnis. Bet... Kiek man kažin kainuotų juos sujungti? Čia yra Breaking 1. Ir tas Breaking 1 atrodo kaip 35 lygiai. Nu, ką žinau, nėra geras dalykas. Nelabai. Tas Breaking 1 nedaug ką keičia, bet... Nežinau, ar stengsis ar ne. Pažiūrėsim. Ką man atrodo, šitam epizodui jau aš per daug šiandien prifilmavau. Todėl, manau, čia ir baigsime. Aš pabaigsiu kaip ir savo darbus.
Ir matau, kitam epizodė statysim tą industrinę kepyklą. Man atrodo, va šitą sieną kaip tik tam labai tinka. O čia bus mūsų iškasta viską. Ir reikės, man atrodo, kažkurį tai epizodą pradėti statyti patį namą, nes aš turiu šiokį tokį stogą nuo lietaus, bet mobai iš visų pusių mane naktim aprima. Todėl, kaip išbaigsim dabar, iki kito karto. Davai.